Sveiki visi, šiandien aš filmuoju savo 5 dalį, paskutinę, kitos bus dar kitur. Tai, kiek norėjau čia jums pasakyti, tai va tik tiek va ir va tiek va, jo va tiek va. Ir laikinkit, subscribinkit ir ne iki. Tai va, tai dabar man reikia nušokti ant vienos, ir aš nežinau, kur aš atsiradau. Ant vienos salos, kur yra tas Kaido ir atimti iš jo mano kardą. Bet deja, man nesiseka ir aš bandau, ir aš šoku, ir aš neužšoku, va šitaip reikia žaisti. Aš matau Kaido. Tai gerai, kad matai, bet užtat mirėjau, aš gerai dar kartą bandom savo gyvybę paaukot Minecraftom. Gerai. Einam į čia, ne čia, o va šičia. Šitas Kaido tik paspaudė, kad jis nusitaikytų su lanku ir iškart iššovė ir žiauriai greitai. Gerai, mes einam va šičia ir ne šičia, o kitur. Nušoksim ant to namelio, bent jau bandysim. Ir tada atsimsim iš Kaido. Davai abu puolam Kaido. Tai ok, bet aš tai nežinau, kur tu. Aš prie tavęs. Au. O kur tas Kaido? Kas mane kilina? Kaido. Jisai greičiau, aš jam daug gyvkių nuėmiau. Atvaryk greičiau, kilink. Kilinu. Yes! Nuėmiai? Davai, please, grąžink man tą kardą. Kokį? Jisai turėjo tokį užčentintą. Aš jokio enchantinto nematau. Pasižiūrėk ir tikrai. Ai, va, gal čia nebent. O va, čentintas pas mane. Man labai reikia, pasaugok mane, man reikia labai prie Ender chesto. Taigi šita 5 dalis nebloga sakyčiau. Tai nėra Ender chesto. Ne. Kilina. Atsargiai bėg. Bėgu. Svarbiausia pasidėti šitus. Ne. Mane tuoj nukilins. Jo, viskas. Dabar ir tave. Ai, tu net nepasimiu kardą ir miriau. Nu, bet svarbu, išsaugau savo kardą. Tai ši 5 dalis kaip ir baigiama ir jinai bus dar kažkur kitur. Paslaptis surprise.